Sveiki visi, taigi Geek Education podcastas ir šiandien mes kalbame lietuviškai, kas yra neįprasta mūsų podcastui, bet turime ypatingą viešnią, tai pagalvojau, kad ir pasitarėm, kad šį kartą padarykime lietuviškai, pasikalbėsime apie tos dalykus kalba, kurią kalbame dažnai. Ir šiandien su manimi Geek podcast'e yra Svetlana. Labas, Svetlana. Sveiki visi. Svetlana yra Geek Education bendra įkūrėja, mano partnerė versle ir gyvenime, sakykime. Kartu dirbame ir iš tikrųjų norėjosi turėti podcastą apie coachingą, turėti podcastą šiek tiek detalesnį apie metodologiją, kurią mes turime in-house ar ne įmonės viduje, ir kuri gali būti jums visiems naudinga, bet prieš nerinti visas tas detalės, tiesiog noriu, kad Svetlana pasidalintų savo karjeros kelionę ir kaip jinai patapo iš organizacijų lyderės į coachingo mentorshipo specialistę, profesionalę, kuri dabar padeda jau kitiems lyderiams. Tai coachingas jau beveik 10 metų berods yra mano gyvenime ir tapo neatsiejama jo dalis, nes ką aš suvokiau per laiką, kad mano misija, mano aistra tai yra padėti žmonėm atrasti savo vidinį potencialą, įveikti ribojančius įsitikinimus ir tuo pačiu kurti pozityvę, augimą skatinančią mąstyseną. Ir kaip Paulius minėjo, vadovavau daugiau nei 15 metų, turbūt arti 20. Ir darbas su žmonėmis ir visa patirtis, kurią esu sukaupusi, davė tokį suvokimą, kad vis dėlto augimas prasideda viduje, kai mes keičiam mąstymą. Ir iš to ir mano pats coachingo stilius yra holistinis, orientuotas tiesiog į žmogų, nes tikiu, kad būtent pokyčiai mąstyme yra pagrindas tiek asmeniniai, tiek profesiniai sėkmiai. Tai iš esmės man kaip žmogui, o dabar ir coacheriui, mentoriui, yra labai svarbu, kad kiekvienas žmogus rastų būtent jam tinkamus sprendimus ir atrastų vidinę motivaciją veikti. Daugybė pavyzdžių, kuriuos turėjau praktikoje, dirbdama vadove, lyderė, kai vadovavau organizacijai, pastebėjau, kad labai daug žmonių turi potencialą, tačiau jiem labai trūksta pasitikėjimo. Ir tuo metu dar vadovavimo pradžioj aš kaip vietoj to, kad duočiau konkrečius nurodymus, intuityviai, nesąmoningai užduodavau klausimus tam, kad skatinčiau juos rasti atsakymus. Ir tai buvo turbūt patys pirmieji žingsniai, kurie paskatino domėtis giliau, kaip tie žmonės motyvuojami. Ir kai 14 metais pažintis su Pauliumi Ratė, tai yra mano coachingo treneriu, kuriam esu be galo dėkinga, atradau, kad tai, ką aš dariau nesąmoningai, dabar galiu pradėti taikyti sąmoningai ir pagal situaciją pasirinkti tam tikras technikas ir formuluoti klausimus. Ir taip, kurį laiką coachingas ir vadovo pozicija buvo beveik 10 metų mano karjeros kelyje. Tuo metu tą vertę dirbdama su žmonėmis kūriau vienai organizacijai, o šiuo metu noriu tą patirtimi ir žiniomis dalintis ir kuo daugiau organizacijų sukurti tą vertę, kad jos galėtų priimti efektyvesnius sprendimus ir efektyviau pasiekti savo tikslų. Super, ok. Gerai, coachingas, pats iš savęs ar ne žodis, kokią reikšmę jisai turi tau? Mes žinom, kad coachingas šiomis dienomis įvairiame kontekste yra
traktuojamas, ar ne, vieni jį priima labai rimtai, kiti jį vos nekritikuoja, ar ne, tai tapęs kai kuriuose situacijose ir tam tikrų folklorų, bet pats coachingas originaliai ir tavo pasaulyje, ar ne, tavo vizijoje, kas tai yra? Coachingas tai, kaip aš suprantu coachingą ir jį kaip apibrėžčiau, kad tai yra procesas, kuris leidžia pažvelgti į iššūkius ir galimybės iš naujos perspektyvos. Ir būtent coachingo metodas pagerina mąstymo, sprendimų priėmimo įgūdžius ir tuo pačiu skatina augimo, tobulėjimą ir pasitikėjimą savimi žmonėms. Ir kas coachingas yra man, per laiką turbūt jis tapo ne tik profesija, bet ir pačia gyvenimo filosofija. Ir kas labiausiai mane coachingė džiugina, tai galimybė matyti, kaip žmonės atranda tą savo vidinį potencialą ir patiria tą aha momentą. Ir kai jų veidai nušvinta ir jie supranta, kad vis dėlto jie gali įveikti tuos ribojančius įsitikinimus ir pasiekti tai, kas anksčiau atrodė tiesiog neįmanoma. Tai man tas buvimas tame momente turbūt yra neįkainojamas momentas. Aš tai labai labai vertinu. Okay. Viskas gerai, jeigu nori, gali pratęsti dar mintį, jeigu turėjai kažką. Tai gal klausk. Okay. Ir coachingas, pats kaip coachingas, kuo mes skiriasi nuo mentorystės ir nuo konsultavimo, kad galėtumėm kalbėti tais pačiais terminais? Tai coachingas tai labiau yra orientuotas į klientą, į kliento savęs pažinimą, į sprendimų radimą per klausimus ir savirefleksiją. Mentorystė yra, pati mentorystė labiau remiasi mentoriaus patirtim, patarimais, tam, kad padėtų nukreipti žmogų tam tikrą kryptimi. O jeigu dar konsultavimą pridėti, tai jau kai konsultantas jau pateikia konkrečius sprendimus ar rekomendacijas tam tikroje srityje, tai jeigu, tarkim, įsivaizduotume patį žmogų, kuris nori keisti karjerą ir svarsto, ką dabar daryti, likti įmonėje ar ieškoti kažko naujo, tai mentorius ateitų ir sakytų, aš buvau tokioje situacijoje, dariau X, tai tau rekomenduoju daryti tą patį. Konsultantas pasakytų, galbūt šiame sektoriuje yra labai didelė paklausa tų specialistų, bet tau reikia mokyti šitų įgūdžių, kad galėtum susirasti geriausią savo darbo vietą. Coacheris paklaustų, o kas tau iš tiesų svarbu tame darbe ir kas tave labiausiai motyvuoja ir ką reiškia sėkmė tavo karjeroje, tai tam, kad padėtų pačiam žmogui rasti atsakymus. Ok, super. Ir turbūt intro pabaigai tai pakalbėjom apie tavo pačios transformaciją, pakalbėjom, kas tai yra coachingas, individuali transformacija, ar ne? Kaip coachingas gali pakeisti karjeros trajektoriją, ar jis gali pakeisti, ar ne? Ir kaip tu pati matai, kas galėtų būti tokia coachingo sėkmė, ar ne, asmeninėje transformacijoje? Tai iš esmės coachingas keičia, ar ne, individualių žmonių karjeros trajektoriją. Iš esmės galimi vėlgi du sprendimai, ar ne? Vienas, kad jis suvokia, kad vis dėlto jam tas darbo pobūdis tinka ir atitinka tai, ką jis daro, galbūt jam netinka aplinka, ar ne, nes galbūt vertybiniai kažkokie konfliktai yra. O kita vertus, taip, jis gali suprasti, kad vis dėlto tai, ką jis daro, jis neišnaudoja savo stiprybių, neišnaudoja pilno potencialo ir galbūt reikėtų ieškotis ar tai naujų rolių, arba kitos, arba darbo vietos kitoje organizacijoje. Tai taip, jis padeda žmogui suvokti, kas jam iš tiesų yra svarbu, kokios jo yra stipriosios savybės, kokie yra potencialai, kokie yra trikdžiai ir kaip tai realizuoti geriausiai jam įmanomų būdų. Tai turėjau ir aš praktikoje tokią pavyzdį, kai dirbau su vadove, kuri jautėsi išsekusi, praradusi aistrą darbui ir net svarstė keisti sritį. Ir
būtent coachingo sesija, coachingo klausimai padėjo jai suprasti, kad ta problema yra ne pats darbas, o tai, kad ji nemato prasmės jau kasdienėse užduotyse, kurios tapo rutina. Tai jau po kelių sesijų suprato, kad ją vis dėlto labiausiai motyvuoja žmonių ugdymas ir kaip tik atsirado galimybė naujai roliai organizacijai ir ji tapo vidinio mokymo trenerė ir tai sugrąžino jai ir prasmę, ir entuziazmą. Tai tas žmogus tapo tiek labiau įsitraukęs, tiek labiau motyvuotas. Tai toks vienas iš pavyzdžių. Yra jų daugybė, bet gal tiesiog eigoj dar prie kitų klausimų galėsiu pateikti. Super. Tradicinis coachingas yra tai, apie ką mes kalbėjome dabar ir kuo toliau, to daugiau randas įvairių metodologijų, ar ne, kurios turi coachingą kaip vieną iš sudedamųjų elementų ir vienos iš tokių, sakykime, coachingo atšakų, gal tu mane pataisysi, gal tai nėra coachingo atšaka, bet mano galvoje tai tikrai yra coachingo atšaka. Motivational Maps, tapai jų akredituota, sertifikuota ar ne tiek atstovė, tiek facilitatorė, ar ne, ir gal gali truputį daugiau papasakoti mums apie Motivational Mapsus ir kuom jie yra išskirtiniai ir kuom jie yra kitokie nuo tradicinio coachingo. Iš esmės, tradicinis, gal tas žodis netinka, tiesiog coachingas, ar ne, daugiau remiasi tokiais bendrais metodais, technikomis ir į jį galima, į patį tą, kaip minėjau, coachingas yra procesas ir į jį galima integruoti kai kuriuos įrankius, kurie gali pagreitinti, tarkim, susivokimą ir greičiau rasti tuos atsakymus į tam tikrus klausimus. Tai būtent Motivational Maps, ar ne, tai yra jau tas specifinis įrankis, tai yra self-perception įrankis, kuris padeda identifikuoti asmens motivatorius. Ir būtent šis metodas ir suteikia tą gilesnį supratimą apie tai, kas skatina konkretų žmogų, leidžiant pritaikyti jau jam individualizuotas strategijas motyvacijai didinti. Tai tarkim, jeigu yra du žmonės, ar ne, tai, kaip pasakyti, net nebejoju, kad Motivational Maps parodytų, tarkim, kad vieną labiausiai motyvuoja pripažinimas ir pasiekimai, o kitą kūrybiškumas ir autonomija. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir jų motyvacijos strategijos turi būti visiškai skirtingos. Tai yra labai labai praktiškai pritaikomas įrankis. Super, tai truputį man primena mūsų pokalbį su Michael Baud prieš, nežinau, čia kelis mėnesius apie ambasadorių schemas organizacijose, ar ne, ir būtent jų tų žmonių motyvavimą rekomenduoti kitus žmonės į savo organizacijos darbo vietas ir ten irgi kalbėjome nemažai apie motivaciją ir kad motivacija visgi jinai nėra universali, ar ne, nėra taip, kad visus motyvuoja pinigai vienodai ar kažkokios tai piniginės dotacijos, bet tai yra labai individualu. Kokios dažniausios klaidos žmonių vertinant motivaciją arba motyvuojant kitus? Ką tu pastebi kaip tokius dalykus, kuriuos mes tikrai galėtumėm daryti gudriau? Tai turbūt viena dažniausiai pasitaikančių klaidų yra, kad vadovai dažniausiai mano, kad visus galima motyvuoti tais pačiais veiksniais ar būdais, ar ne, tai tarkim premijomis, finansiniais atlygiais, sneksais ir panašiai. Taip, tai yra pridėtinė vertė, tačiau pati motyvacija yra labai labai individuali ir jie gali skirtis, tarkim, kaip ir minėjau, kad vienus gali motyvuoti pripažinimas, asmeninis tobulėjimas, kitam yra labai labai svarbu santykiai arba padaryti kažką tokio, kad rytojus būtų geresnis, tai yra matyti prasmę savo darbe. Tai neįvertinant tų skirtumų gali būti labai sunku efektyviai motyvuoti komandą, galų gale ir net patys save. Tai tas suvokimas, kas tave motyvuoja, kas motyvuoja tavo komandą, kaip ir minėjau, leidžia parinkti individualizuotas strategijas tam, kad pasiekti maksimaliai efektyvių rezultatų. Super.
raktažodis komanda, girdžiu jį, Taip. coachingas, motivational maps, viskas kaip ir atrodo elementaru, kaip kalbam apie individualius žmonės, kaip jie yra konkrečiai taikomi komandoms, ką galima komandų viduje su šiais įrankiais padaryti tam, kad mes veiktume efektyviau. Mhm. Tai iš esmės tiek coachingas, tiek motivational maps gali padėti tiek komandom, tiek pačiom organizacijom geriau suprasti savo darbuotojų motivatorius, padidinti jų įsitraukimą, padidinti jų produktyvumą. Ir būtent naudojant tas tikslingas motyvavimo strategijas galima labai pagerinti komandinį darbą ir sumažinti darbuotojų kaitą. Ir jei, tarkim, įmonė susiduria su darbuotojų kaita, o vadovai galvoja, kad problema yra, tarkim, nepakankamuose atlyginimuose arba reikia daugiau skatinti premijomis ar panašiai, tai esu tikra, kad pasidarius motivational maps paaiškės, kad vis dėlto daugelis darbuotojų galbūt ne dėl premijų jaučiasi neįvertinti, bet galbūt neturi pakankamai augimo galimybių. Tai jeigu įmonė pradės taikyti individualizuotas motyvavimo programas, manau, kad darbuotojų pasitenkinimas darbu išaugs ir tai sumažins kaitą. Mhm. O kaip konkrečiai tie procesai vyksta, ar ne? Tai coachingas yra toksai privatus, intimus pokalbis, ar ne, su coacheriu, kaip ta visa geroji praktika yra perkeliama komandoms? Mhm. Tai iš esmės komandos yra sudarytos iš žmonių, iš individualių žmonių, ar ne? Tai pirmiausia yra atliekami motivational maps testai ir pradedami pokalbiai su kiekvienu iš jų individualiai, ar ne? Po to yra padaroma bendra, yra komandos ataskaita, kur galima matyti, kas yra komandos top motivatoriai, ar ne? Ir taip pat galim pamatyti tokius dalykus, kad, tarkim, tam tikroj srity, tam, kad pasiektume vienus ar kitus dalykus, yra tam tikri kertiniai motivatoriai, kuriuos turi turėti komanda. Tarkim, kad turi būti pakankamas ekspertiškumo lygis, tai jos turi motivuoti žinios. Ir jeigu, tarkim, matom, kad toje komandoje tų žinių nėra, tai nepakanka, galbūt reikėtų investuoti į naujų žmonių paiešką ir pritraukimą tam, kad, tarkim, pradėti konsultuoti tą temą, kas yra organizacijos vienas iš strateginių tikslų. Mhm. Turėjau dar vieną klausimą, bet pabėgo. tai tada galbūt prie jo grįšime šiek tiek vėliau. Praktiniai pritaikymo pavyzdžiai. Ar tu turi savo rate organizacijų, kurios tai taiko ne kaip kažkokį tai vienkartinį metodą, bet kaip ganėtinai reguliarų procesą tam, kad palaikyti savo organizaciją sveiką? Mhm. Tai iš esmės praktiškai tiek motivational maps, tiek coachingas gali būti taikomi tiek darant metinius pokalbius, ar ne, 360 laipsnių liekant tyrimą. Taip pat jisai gali būti naudingas atrankose, samdant, ar ne, žmonės, kai turim tam tikrus dalykus tam, kad tiek vertybiškai, tiek kitais parametrais puikiau įsilietų į komandą. Lygiai taip pat galima karts nuo karto pasimatuoti, kaip pasikeitė vieno ar kito žmogaus motyvacija, nes vienas toks momentas yra tai, kad motyvacija mumise kinta. Tai, kas mums svarbu, ar ne, priklauso nuo tam tikrų gyvenimo aplinkybių ir sąlygų. Tai tarkim, tai, kas mane motyvavo jaunystėje, galbūt šiandien man nėra taip svarbu, ar ne? Mhm. Tai tuos dalykus galima pamatyti. Tai tarkim, pradėjus taikyti individualizuotas motyvacinės strategijas, gali paaiškėti, kad motyvacija kardinaliai pasikeitė ir žmogus yra įsitraukęs. Beje, motivational mapsai matuoja ir engagemento, būtent tą įsitraukimo rodiklį, kur galima įvertinti, ar tas žmogus
yra optimaliai įsitraukęs, ar jisai yra toje zonoje, kad reikia pabūstinti, pastiprinti jo motivaciją, ar tiesiog jau reikia stebėti, nes jis jau viena kojoj kitoje organizacijoje. Tai tuos dalykus galima pamatyti taip. Dar grįžtant prie Motivational Mapsų, minėjau, kad tu esi pirmoji, ar ne, tai yra teisingas, ar ne, faktas, kad Lietuvoje tu esi pirmoji, Pabaltijos šalyse, ar ne, irgi esi pirmoji. Taip. Kaip visam likusiam pasauliu Motivational Mapsai, tai yra dažnas atvejis, ar kaip tik toksai retenybė, kuri po truputį yra kylanti ir kuo toliau, tuo sudėtingėjant, ar ne, pridedant kuo daugiau kompleksijos į tą organizacijų valdymą, tuo tai tampa aktualesnė tema. Iš esmės, tai keičiasi pasaulis ir labai daug atsiranda ir dirbtinio intelekto, ir nuotolinis darbas vis dar populiarus, nors bandoma grąžinti žmonės į ofisus. Tai mums yra labai labai svarbu jausti tą pulsą ir tą motivaciją, kuris skatina žmonės veikti, būti įsitraukusiais ir siekti tikslų ir pasiekti puikių rezultatų. Tai yra sparčiai populiarėjantis įrankis, kur vis daugiau organizacijų jį naudoja kaip įrankį, kuris leidžia pamatuoti, pamatyti tam tikrus momentus, kol neatsitiko taip, kad žmogus paėmė ir išėjo, nors jis yra ir be galo vertinamas ir puikus specialistas, tačiau jam kažko toje organizacijoje pritrūko. Tai kaip ir minėjau, nėra tik tai finansinis atlygis, tas motyvas, kas riša žmogų prie organizacijos. Jis paprastai siekia savirealizacijos tam, kad išnaudotų maksimaliai savo potencialą. Ar teisingai suprantu, kad tai yra labiau įrankis, kuris padeda ne kažkaip tai skelti kvalifikacijas ar auginti organizacijas, bet labiau jas daryti sveikomis, jas daryti labiau tvariomis, ar ne? Ir ypač, kai kalbam apie darbuotojų paieškas ir dabartinius iššūkius, ar ne, toje rinkoje, tai leidžia iš esmės išsaugoti darbuotojus laimingus, išsaugoti darbuotojus lojalius organizacijai ilgesnį laiką? Taip, lojalumas šiais laikais atskira tema ir truputėlį keičiasi, ar ne, ta sąvoka, ypatingai naujos kartos atstovų srity, bet iš esmės taip, tai patys Motivational Maps ir pats coachingas, tai yra moksliniais metodais pagrįsti įrankiai, kurie yra naudojami būtent siekiant tų tikslų, kuriuos minėjau, bet mintis ta, kad organizacijos turėtų siekti naudoti kuo įvairesnius metodus ir būdus tam, kad išlaikyti žmonės, juos pritraukti ir rodyti kuo individualesnį dėmesį, nes tiek nauja karta, tiek šio laikmečio tendencijos ypatingai skatina žmonės ieškoti prasmės darbe ir realizuoti savo potencialą. Tai labai labai daug atvejų yra, kai ateina žmogus, pradeda dirbti ir sako, oi, čia ne mano, ar ne? Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir organizacija suklydo, ar ne, pasirinkdama tą žmogų, ar ne? Ir tas žmogus suklydo pasirinkdamas tą organizaciją ir tą poziciją. Tai kur link vedu, kad visuose srityse yra siekiama, kad maksimaliai sąmoningai būtų priimami sprendimai tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Okay. Turbūt dar viena labai svarbi grupė Geek Education, su kuria mes dirbame daug, tai yra vadovai, ar ne? Ir pati esi buvusi vadovė, vadovavusi didelėms komandoms ir didelėms organizacijoms. Su kokiais iššūkiais susiduria dažniausiai šiuolaikinis vadovas, ar ne? Ir jeigu tu gali greitai vieną arba du pavyzdžius coachingo, Motivational Maps įrankių pagalba, kaip galima spręsti tuos iššūkius, būtų puiku.
tai dažniausiai vadovai susiduria su tokiais iššūkiais, kaip jau plačiai aptartas, tai yra darbuotojų motyvacijos palaikymas, ar ne, efektyvus komunikavimas, pačios komandos dinamika, ar ne, darbo komandoje dinamika. Tai tiek coachingas, tiek motivational maps gali padėti vadovams geriau suprasti savo komandos narius ir pritaikyti darbui individualizuotas strategijas ir tuo pačiu tobulinti savo kaip vadovo lyderystės įgūdžius. Tai su kuo susiduriama ir iš aplinkos yra labai daug pavyzdžių, kad daugelis vadovų mano, kad visi darbuotojai turi būti motyvuojami taip, kaip jie patys buvo motyvuojami, tarkim, praeityje. Ir iš esmės tai yra klaidinga taip manyti ir reikėtų gebėti užduoti tuos pačius klausimus savo žmonėm, klausytis jų poreikių tam, kad gerėtų ir pačios komandos dinamika, santykiai ir pats darbo efektyvumas. Ok. Skepticizmas ir pesimizmas paskutinį kartą mūsų pokalbėje šiandien apsilanko, atidaro duris ir tvirta koja įžengia į sceną. Ką dažnai žmonės nuvertina coaching'e, ar tose pačiuose motivational mapsuose, ar ne, ir kaip tas abejonės tu adresuotum? Tenka pripažinti, kad skepticizmas yra natūralus dalykas, ypač kai trūksta informacijos kažkokios, ar ne? Tai tiek coachingas, tiek motivational maps yra moksliškai pagrįsti metodai, kurie padeda pasiekti apčiuopiamų rezultatų tiek individualiems asmenėms, tiek organizacijom. Ir moksle yra tie metodai pagrįsti, pabrėžiant jų praktinę naudą ir ilgalaikį poveikį. Tai kai, tarkim, kai kurie žmonės sako ar vadovai, kad coachingas tai tik tai motyvaciniai pokalbiai, kurie iš esmės nieko nekeičia, tai taip nekeičia, jeigu tu nesi pasiruošęs ar ne pritaikyti tuos dalykus praktikoje ar ne ir realizuoti veikloje, tai niekas ir neatsitiks. Bet, tarkim, buvo tokių momentų, kad vienas irgi verslo savininkas buvo įsitikinęs, kad motyvacija arba yra, arba jos nėra. Ir po to, kai po coachingo sesijų, po motivational maps tyrimo, suprato, kad vis dėlto tą motyvaciją galima valdyti, galima ją netgi ir stiprinti, jeigu žinai tuos šaltinius ar ne pagrindinius savo žmonių motyvatorius. Tai manau tiek. Ok, žodžiu, reikia išbandyti savo kūnu ir suprasti tą vertę. Aš gal nuo savęs irgi dar tokį patarimą, kad dažnai tas skepticizmas ateina iš prastų patirčių, ar ne, ir kad tų patirčių nebūtų. Dabar yra visos galimybės pasitikrinti tiek coacherius, ar ne, ką galima padaryti ICF svetainėje, tai yra International Coaching Federation, ICF, ir tenais visi akredituoti coacheriai yra išvardinti, ar ne, geografiškai. Motivational maps irgi, nežinau, dabar jūs žinote, kad Svetlana yra vienintelė, tai ko gero labai daug ieškoti kol kas neteks, bet net ir organizacijos, ar ne, mūsų Geek Education atveju mes esame akredituoti ICF organizacijos, kuri rūpinasi šiek tiek platesnių kontekstų, tačiau užtikrina būtent aptarnavimo standartus, ar ne, užtikrina etinį aspektą šitos veiklos. Tai labai svarbu rinktis patikrintus, ar ne, specialistus ir tuos specialistus, kurie yra viešai skelbiami jų atstovaujamų organizacijų, ar ne? Taip. Praktinis patarimas, noriu tobulėti ar noriu gero savo komandai, nuo ko pradėti, ką rinktis ir koks turėtų būti pirmas žingsnis mano kaip vadovo?
Tai pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs. Tai įsivertinti savo motyvacijos šaltinius, kokią įtaką jie daro jūsų sprendimam bei vadovavimo lyderystės stiliui. Taigi, pirmiausia, reikia skirti laiko tokiai savitai refleksijai, kas iš tikrųjų jūs motyvuoja. Antras žingsnis būtų jau tuomet įtraukti komandą, sužinoti, kas juos motyvuoja, kad galėtumėte efektyviau dirbti, deleguoti užduotis, skatinti jų tobulėjimą, augimą. Tai kalbėti su savo komanda reikia ne tik apie rezultatus, bet ir apie jų asmeninius motyvacijos šaltinius. Na ir trečias momentas tai, kad rekomendacija pasinaudoti profesionalų pagalbą. Tai dirbkit su sertifikuotais coachingo specialistais, motivational maps ekspertais, išbandykit visą tai praktiškai ir pažiūrėkit, kokią įtaką jie gali turėti. Ir netidėliokit, nes laikas eina. Motyvacija, kaip sakyt, kaip mašina, ar ne, jei kuro laiku neužpilsi, gali ir sustoti. Super. Gerai, ir paskutinis toksai mūsų tradicinis podcast'o akcentas, ar ne, tai yra dovana klausytojui, freebis mūsų seniau organizuojamuose parodose, tušinukas būdavo, ar tai džemperis, tai kokį vieną patarimą, palinkėjimą mūsų klausytojams duotum šiandien? Tai visi pokyčiai prasideda nuo savęs supratimo, ar ne? Ir kai supranti save, gali valdyti save, savo sprendimus, savo veiksmus, tada pradedi suprasti ir kitus. Ir tikrai nebijokit ieškoti atsakymų ir investuoti savo augimą. Tai turbūt pati geriausia investicija, kurią galite padaryti. Ir tikrai tikiu, kad kiekvienas iš jūsų turit vidinę jėgą kurti savo gyvenimą pagal savo tikslus. Ir niekada nebejokit savo gebėjimų pasiekti tai, ko trokštate, nes pokytis prasideda nuo jūsų minties ir nuo širdaus pokalbio. Sėkmės. Super, tai ačiū už nuoširdų pokalbį ir šiandien. Buvo vienas malonumas. Dažnai apie tai kalbamės iš tikrųjų su Svetlana tarpusavyje, tai labai smagu tą dalį informacijos ar ne išnešti į išorę, o toliau palinkėsiu aš nuo savęs susisiekti su Geek Education komanda. Mes visada ieškome sprendimų, kurie gali jums padėti, ar ne, tai net jeigu coachingas arba motivational mapsai jums nebus tinkami, atrasime kitą sprendimą, kuris padės įveikti jūsų iššūkius. Tai ačiū už pokalbį šiandien. Čia buvo Paulius iš Geek Education komandos, Svetlana irgi šį kartą iš Geek Education komandos ir iki kitų pokalbių. Iki. Ačiū, Pauliau. Ačiū.